Net karštą darosi. Tai išgersiu aš visą mačą per čia. Nežinau, pirmą kartą bandau mikrofoną, tai tikiuosi iš vis kas nors girdisi. Buenos dias. Šiandien nusprendžiau su jumis pasidalinti per pusmetį perskaitytam knygom. Nuo blogiausios iki geriausios. Tai nereiškia, kad ta knyga labai bloga, jei tai jums tikrai gali patikti. Tačiau kai kurios pasitaikė savo laiku ir savoje vietoje, tai dėl to man, kaip skaitančiai pagal nuotaiką, kai kurios knygos labai patiko, o kai kurios tiesiog tuo metu pasirodė netinkamos. Truputį statistikos. Per 6 mėnesius perskaičiau 22 knygas, iš jų buvo 10 angliškų, 8 verstinės knygos į lietuvių kalbą ir 3 lietuvių autorių knygos. 10 buvo fizinių knygų, 7 elektroninės, labai džiaugiuosi nusipirkus skaityklę, ir 5 buvo audio knygos. Dabar užsiplikome mačos, ar arbatos, ar kavos, kas kam geriau, ir judam prie įdomesnių dalykų, pačių knygų. Paskutinė vieta, tai minus, nežinau, 23 vieta. Tai net neperskaityta knyga, o tiesiog numesta į šalį DNF, tai po 26 puslapių. Tai Kazuo Ishiguro dienos likučiai. Autorius man tikrai patinka, ypač po Neleisk man išeiti knygos, jis yra mano mylimiausias kone. Tačiau negaliu tai pasakyti apie šią knygą, nes kone 26 puslapius autorius, tiksliau ne autorius, o veikėjas Liokajus pasakojo apie tai, kaip jiems sunku, kaip jiems reikia rasti daugiau žmonių, kurie pas jį ateitų dirbti. Tai man pasirodė tiesiog per daug ir tai nebegalėjau daugiau skaityti ir tiesiog numečiau į šalį. 22 vieta. Janet, apelsinai ne vieninteliai vaisiai. Religija, nors greičiau sekta, homoseksualumas, gyvenimas uždaroje bendruomenėje, velnio išvarimas, egzorcizmas. Tai galėtų būti tokios geros temos ir viskas skamba taip gerai, per daug gerai, kad būtų tiesa. Tai temos tikrai nerealios, tačiau labai prastai išplėtotos ir įpusėjus knygai man tiesiog pasidarė gana nuobodu ir nelabai patiko. 21 vieta. Dabar meskite mane akmenį, Danutės Kalinauskaitės Baltieji prieš juoduosius. Kiek ši knyga sulaukė pagirų, tiek ji man nepatiko. Tiesiog kažkoks giminių kratinys, giminės istorijų kratinys, jo galiausiai man net nerūpėjo nei vienas veikėjas, buvo aprašomi Sovietų Sąjungos žiaurumai, man norėjosi giliau, daugiau, nes po 10 vardų ir net įvykių tiesiog nebuvo visko įmanoma atsiminti ir čia, o gal čia tiesiog ženklas, kad man prastai su atmintim. Taip gali būti. 20 vieta. Elliot Page, Page Boy. Pamiršau pavadinimą. Tikriausiai reikia būti visišku autoriaus fanu, kad pavyktų sekti viskas, kas aprašoma knygai, nes įvykiai yra išmėtyti tiesiog po visą knygą ir ne iš eilės, tad sekti juos labai sunku, nebent žinočiau visus filmus iš eilės, kas po ko buvo, su kuo susitikinėjo. Tad ir man čia pritrūko tiesiog pačios emocijos. Tema homoseksualumas, lyties keitimas, labai skausmingos, sudėtingos, tačiau čia man pasirodė tokios paviršutiniškos, lyg atpasakojančios, o ne tai, ką jis pats patyrė. 19 vieta. Helen Humphreys, Bilas triušio pėda. Knyga plonytė ir ojoj, ta prasme po 26 puslapių maniau, kad iš to netikėtumo man iškris knyga iš rankų. Vėlgi, temos yra stiprios, prievarta, psichologinės problemos, tačiau vėlgi, pabaigoje kažko man pritrūko, per daug užskupėta ir visiškai nei tema pasirodė. Todėl, jeigu knyga būtų 3 ilgesnė, tikriausiai būtų atsidūrusi į top 5 net, bet tačiau dabar kažko visiškai pritrūko ir tiesiog pasirodė gana įprasta knyga. Sektas yra mano labai mėgstama tema, nežinau, neklauskit kodėl, tiesiog taip yra. Ir tai 18 vietoje yra Marija Bamford Sure, I'll join your cult. Bet čia būtina klausytis audio knygos, nes pačios autorės įgarsinimas suteikia tikriausiai 80% įdomumo, dar tuo pačiu tie efektai audio, tai labai patiko. Tačiau sektų čia gana mažokai, nebent kokios 12 žingsnių programos ir labiau pasakoja apie šeimą, apie savo išgyvenimus ir su tokiu
ne kiekvienam pritaikomų humorų. Tai, pavyzdžiui, juokeliai apie savižudybę ar apie netekti tikrai ne kiekvienam gali patikti. Tačiau man visai nieko, nors apie autorę šiaip ir kaip apie komikę nieko nežinojau, tačiau labai patiko. 17 vieta. Jau neužilgo ir lietuviškai pasirodysianti knyga Dieviškieji varžovai, kurią parašė Rebeka Ross. Kaip aš norėjau, kad man šitą knygą patiktų. Tema tokia gera, ta prasme, žurnalistika, po karo pabudę dievai ieškantis keršto, mistika, tokia enemies to lovers. Tačiau, kaip ir sakiau, tokia labai pasirodė vidutiniška. Suprantu, kad tai yra paaugliam labiau skirta knyga, tačiau man paauglių literatūra labai patinka, tačiau vis tiek knyga pasirodė tokia labai vidutiniška, nuspėjama, tokia vertė net vartyti akis tokia, kodėl taip. Tarasme, kai kurie veiksmai buvo tiesiog nelogiški ir buvo daug spragų pačioje knygoje. Tai man tokia, norėjau, kad patiktų, bet nelabai patiko. O ar skaitysiu antrą dalį, tai nežinau, gal. Neapsisprendžiau dar. 16 vieta. Dar viena plonytė knyga ir vėl su užskubėta pabaiga. Skaitėm knygų klubui, tai Sean Von Pjung, atsiprašau autorius, jeigu blogai tariu, Migdolai. Kaip gyvena paauglys, kuris visiškai neturi jausmų ir tiesiog jo niekas neveikia. Ir su kokiom problemom susiduria ir kaip į tai reaguoja aplinka, kaip jį veikia ir vėl. Kas su tom pabaigom yra, aš nesuprantu. Šiais metais, man atrodo, visos knygos užskubėtos, kažkokios netokios pabaigos arba aš kažkaip keistai jas kritikuoju. Tai vėl, pabaiga atrodė visiškai ne į temą ir visos knygų klubo skaitytojas tam pritarė. Tai aš ne viena čia. 15 vieta, tai Metė Vetso 130 dūžių per minutę apie nerimo sutrikimą, panikos atakas iš paauglės perspektyvos ir pradžioje man įsijungė visažinės mamos kompleksas ar sindromas. Kodėl tu neklausi tėvų, kodėl tu jų neklausai, kodėl tu jie negali padėti. Nes jie atrodo viską išspręs ir tu viską pasakys ir čia tėvai žino geriausiai. Tačiau, kad ir kaip pasirodytų keistai, po maždaug įpusėjus knygai supratau, kodėl paauglė taip reaguoja ir kodėl kartais tėvai turėtų tiek daug nesikišti ir tiesiog palikti vaiką ramybei. Patiko ir antraplaniai veikėjai, kurie galiausiai tapo, negaliu sakyti, kad atrasta šeima, nes netoks knygos žanras, tačiau tokie artimi veikėjai, kurie gyvena kartais paribiuose. Ir pamatom ir iš jų perspektyvos, kaip tas gyvenimas atrodo ir kaip vieni kitiems visuomeniai vis dėlto esame reikalingi. 14 vieta. Pagaliau priėjom prie dar vienos lietuvių rašytojos, tai Patricijos Talvikaitės Svetimkūniai. Kiek aš jas savęs radau, ta prasme, neįsivaizduojat. Ir Meda perteikė mano baimės, nusivylimą, tą neteisybės visą skausmą. Ir galiausiai perskaičius, jau pačiai Patricijai rašiau į Instagramą, kad noriu į Nikitą paleisti knygą. Ta prasme, aš buvau tokia pikta, kad ir vis dar, žinokit, pykstu, tas jausmas niekur nedingo. Tai tiesiog reikia būtinai perskaityti ir man pabaiga labai patiko, nes visgi parodo, viskas nėra galbūt taip, kaip atrodo. Ir gyvenimas ne visada yra tik rožėm klotas ir čia visi romanai visada gėlytėm pasibaigia. Tai ir pats gyvenimas iš tikrųjų toks nėra, tai pabaiga man labai patiko. 13 vieta. Truputis erotikos su Laura Asher, The Fine Print. Visiškai netikėtas skaitinys man, tačiau taip laiku ir į vietą. Tai prasme, visiškai negalvodama suklausiau audio knygą per 2 dienas, visiškai atsijungiau. Gal dėl to taip ir patiko, nes galvoje sukosi toks visiškai kaip filmas, kaip kokia, negaliu sakyti, kad romantinė komedija, bet kaip romantinis erotinis filmas. Tiesiog meilės istorija tarp milijardieriaus ir netai pasisekusios moters. Tai labai patiko. Rekomenduoju lengvam skaitinį, ypač vasarai dabar. Liko dar mėnuo su trupučiu, tai pats tas 12 vieta. Sangu Mandana, The Very Secret Society of Irregular Witches. Tai jaukioji fantastika. Dabar galvoju, ar aš buvau ką nors skaičius iš tokios... Ai, ne, buvau.
bet realiai tokia labiau kasdieniška, kad tikrai atrodo, jog taip gali būti ir kad taip iš tikro kažkur šiam pasaulyje yra. Apie raganystę bei atrastą šeimą, su žiupsnelio žvaigždžių, įvairių augalų ir romantikos. Tai labai lengvas skaitinys ir irgi pats tas vasarai. 11 vieta – John Carreyrou, blogas kraujas, silicijos slėnio startuolio melai ir paslaptys. Jei ne YouTube rekomendacija, nebūčiau skaičius, nes man viršelis visiškai nepatiko, toks tikrai ne kažką. Knyga apie 100-mečio apgavystę, ta prasme, čia visiškai. Kai niekas neveikia, o tu toliau uždirbi milijonus, įtikini investuotojus investuoti ir išleisti milijardus tikriausiai pinigų ir tiesiog taip apgauni visus, kad 10 ir net daugiau atrodo, kad viskas veikia ir viskas yra gerai. Tačiau iš tikrųjų viskas yra melas ir žurnalistas būtent nagrinėja šią bylą susijusią su Holmes. Dabar pamiršau jos vardą. Bet vienu žodžiu, Teranos ir jos įkūrėja Holmes. Tai rekomenduoju tokį kaip žurnalistikos tyrimą, ko ne detektyvas čia gaunas. Gerai, 10 vieta Sayaka Murata, Kombinė moteris. Jei ne knygų klubas, tai nebūčiau paėmus rankas, nes tiesiog ne tokio tipo man knygos patinka. Bet pasirodo labai gera knyga. Ir nors ir trumputė, tačiau pasakojimas pritraukia. Ir nežinia, kuria linkme gali pasisukti. Kai kurios situacijos tokios absurdiškos, kad net sunku patikėti. 9 vieta. Viena iš BookTok mylimųjų, Madeline Miller ir jos Kirkė. Bandžiau sugalvoti, ar Achilo giesmė man labiau patiko, ar mažiau, tai vis dar neapsisprendžiu. Visiškai naujas žvilgsnis į visiems gerai žinomus epus, mitologijos veikėjus, Helija, Kirkė, Odisėja, Penelopė, Dedala. Kaip jų gyvenimai ir kelionės yra persipinę tarpusavį, nors žinoma, pagrindinis dėmesys yra skiriamas Kirkei ir jos gyvenimui. Per visą gyvenimą esu antrą kartą perskaičiusi maksimum 5 knygas, nes aš skaitau tik vieną kartą, per daug knygų šiam pasaulyje, kad skaityčiau antrą kartą. Tai 8 vietoj ir viena iš jų yra Louise Lowry Siuntėjas. Esu nereali distopijų ir young adult žanro knygų mėgėja. Tai čia tobulas derinys. Idėjos nebuvau pamiršus, tačiau skaitant vis detalės buvo tiesiog išsitrynusios iš atminties, tai skaičiau kaip visiškai naują knygą, apie kurią nieko nežinojau. Yra dar 3 dalys, iš viso 4, ir nesusijusios tarpusavį, tai kaip ir galima skaityti atskirai. Ir lyg ir viena kitą papildo, bet nebūtinai iš eilės net skaityti. Ir kiek skaičiau Goodreads atsiliepimus, tai daugelis net nerekomenduoja kitų dalių skaityti. Ir man pačiai kažkaip galvoju, ar kyla tas noras perskaityti bent kitą dalį. Man užteko ir šios istorijos apie suklasifikuotą visuomenę, kai neturi jausmų, o vienas jaunuolis tampa tų jausmų prisiminimų gavėjų. Ir viską patiria, visus jausmus, kurie jam prieš tai visiškai nebuvo žinomi ir jis tampa toks izoliuotas visuomeniai, kaip ir atskirtas, nes jis vienintelis viską žino, kaip yra iš tikrųjų. Ir mane labiausiai palėtė tas nereikalingųjų atsikratymas, lyg ir atsisveikinimas, kuris visuomeniai atrodo kaip ir gražiai, bet iš tikrųjų ar taip yra? Tai čia jums teks labiau patiems gal perskaityti ir įsitikinti. O dabar pakalbėkime apie knygą, kuris laukia labai daug skirtingų nuomonių, tai Beno Lastausko Tiems, kurie neskaito. Perskaičiau gal per porą dienų. Šioje skalėje užima 7 vietą. Viskas atrodo labai paviršutiniška, banalu, gana neįprastas žodynas ir naratyvas knygai. Ir toks jausmas, kad kai kurie žmonės neturi daugiau ką gyvenime veikti, tik skųstis ir apskritai atrodo viskas blogai. Istorijų pasakotojas atrodo dažnai tam pritarė, tačiau kartais būtent kreipia dėmesį ir žvilgsnį, kodėl būtent taip yra, kodėl veikėjai taip jaučiasi, kaip veikėjai tokiais tapo, kokiais tapo, kodėl būtent jie taip jaučiasi, kokie faktoriai tai nulėmė. Todėl manau, kad Benas Lastauskas kabino giliai. Ir žiūrint, kaip skaitysi knygą, arba prabėgsi paviršutiniškai, arba bandysi iškapstyti kažką giliau. Ir matyt, man tai suveikia, tai dėl to aš labai daug radau tokių apie pačią visuomenę ir kodėl būtent kai kurie žmonės taip yra, kodėl mums yra primestos kai kurios gyvenimo normos, kodėl mes norim to ir ne ano, kodėl pasiliekam
tokiuose santykiuose, kurie mums visiškai nepatinka, kodėl vieni žmonės siekia kažko daugiau, o kiti pasilieka kapstytis tame pačiame purve. Norėjau pasakyti kitą žodį, bet nesakys. 6 vieta - genialioji Amanda Motel ir knyga Volslot, A Feminist Guide to Taking Back the English Language. Praeitais metais skaičiau jos knygą apie sektas, apie kultus, kaip jinai sako, kuri pateko į mano top negrožinių knygų sąrašą. Šiais metais prie negrožinių ši knyga irgi šauna tiesiai į viršų. Ir kaip tik visai neseniai apžvalgoje aprašinėjau šią knygą ir išreiškiau labiausiai patikusias idėjas. Viena jų buvo tai, jog moteris, kai kalba, jų kalbėjimo maniera yra visai kitokia negu vyrų. Jos mėgsta terti tokius mini žodelius. Like, you know. Lietuviškai gal nežinau, kaip reiktų išversti, bet tai tie intarpai kartais gali pasirodyti neprofesionalus, todėl dažnai moteris yra pertraukinimas, nepritariama jų idėjoms, nes atrodo, kad moteris tiesiog nieko neišmano ir čia bando užglaistyti tai savo visokiais žodelyčiais ar klausimais. Ir tuo pačiu moteris labiau bando palaikyti pokalbį, jos labiau linkusios diskutuoti, nepertraukinti kalbėtojo. Tai jeigu pristato savo mintį, tai jos linkusios įtraukti ir kitus. Kai tuo tarpu vyram tai atrodo nepriimtina ir jie tiesiog nori nukirsti moterį ir davai tu čia nespank savo nesąmonių ir niekam čia neįdomu. Ir čia autorė nagrinėja, kodėl būtent ir kaip keitėsi žodžių reikšmės ir kodėl kai kurie žodžiai atsisuka prieš pačias moteris. Beje, skaičiau knygą kovo mėnesį ir išgirdau po to ispanų eurovizinę dainą Thorra. Tai kai moku ispanų, tai man ta daina taip patiko ir dabar yra viena iš mano mėgstamiausių. Ir man su knyga taip rezonavo, kad tiesiog net neiškrenta iš galvos. Galiausiai jos abi kviečia atsiimti tai, kas priklauso mums, atkreipti dėmesį į savo vidų ir nekreipti tą, ką mums primeta visuomenė ir ką mums primeta pati kalba kartais. Tai Thorra ispanų turėjo man būti, kone top 5 vietai turėjo laimėti, bet man atrodo iš viso paskutiniai vietoj buvo. Tai va, tai jeigu skaitysit knygą, tai būtinai paklausykit ir ispanų eurovizinės dainos Thorra. 5 vietoje Sarah Nisha Adams knygų sąrašas. Spoiler alert, jei neverksit, tai bent tikrai susigraudinsit. Ar gali būti skaitytojams geriau nei knyga apie knygas? Tai paauglė bedirbanti bibliotekoje susibendrauja su vyresnio amžiaus žmonos netekusiu pensininku ir žinoma, jų visos istorijos persipina su knygomis ir tiesiog šildanti širdį knyga. Tai tikrai graudinausi, nors to nesitikėjau. Ir dabar galėčiau sakyti, kad liko dar 4 knygos, tačiau ne. Tai yra knygų serija Heartstopper, skaičiau 4 dalis, 5 visai neseniai pabaigiau, bet čia jau Liepos mėnesį, tai neskaitau prie šio sąrašo. Tai Heartstopper nuo 4 iki 1 vietos, ta prasme visiškai geriausia. Parašyta Elise Osman ir norėčiau būti perskaičius šias knygas, kai dar buvau mokykloje paauglė, nes gal tada būčiau supratusi, ką reiškia pagarba grįsti santykiai, kaip atrodo romantika, kad ir kaip baisiai skambėtų. Kad visos baimės yra pagristos ir gali būti atlieptos, tam tai reikia paprašyti pagalbos, ar mokėti prieiti ir nebijoti net pačiam ištiesti tą pagalbos ranką. Nereikia praleisti temos ir apie orientaciją, savo seksualumą, iš to kylančias baimės, patyčias ir net savižalą. Ir tikrai daug sudėtingų, gilių temų ir čia jos nagrinėjimas su tokia atjauta, su tokiu lengvumu, kad atrodo, kad būti kitaip negali. Nors iš tikrųjų dažnai gyvenime taip neveikia, bet šios knygos man buvo lyg pavyzdinis egzempliorius, kaip turėtų būti ir kaip reiktų paaugliam pertikti visą tą informaciją, su kuria jie susiduria kasdieną. Tai pavyzdžiui, kaip reikia pagarbiai elgtis su savo partneriu, kaip reikia atliepti jo jausmus, kaip reikia elgtis, jei jis tau sako ne. Arba kaip reikia paklausti, ar tu esi pasiruošęs žengti sekantį žingsnį. Norėčiau galbūt kokį dieną peržiūrėti serialą, nes mačiau, kad jau kadais yra, bet vis kažkaip, nežinau, kodėl neprisiverčiu pažiūrėti. Gerai, prikalbėjau,
Tikiuosi buvo naudinga ir įdomu išgirsti apie mano perskaitas knygas. Gal bent jau būsiu rekomendavusi kokių skaitinių ir jums. Tikiuosi patiko. Jeigu sutinkat arba visiškai nesutinkat su mano nuomonė, ar esat kažką skaitę ir visiškai tam nepritarėt, tai palikit komentarą. Žinoma, galit prenumeruoti mano kanalą, kurį nežinau, ar čia skaitosi, kad jau pradėjau YouTube'inti, bet pamatysim, kas čia gausis. Norėčiau daugiau taip tokių mini apžvalgų, čia net apžvalga nesiskaito, tiesiog pokalbis apie knygas. Daugiau tokių palikti, tai žiūrėsim, gal pasiseks, gal ne. Gerai, atsijungiu, susitiksim kitą kartą. Čius!